Kiekvieną sekmadienį projekto dalyviai stebina naujais įvaizdžiais. Už juos atsakingos 2 stilistės ir 3 siuvėjos. Kiekvieną savaitę vos per 5 dienas reikia sukurti sceninius kostiumus daugiau nei 20 dalyvių. Dėmesio suteikiame unikalią galimybę pamatyti, kaip gimė įspūdingi Jurgos ir Andriaus Vyšniukų kostiumai. Viskas prasidėjo pirmadienį, kai Jurga ir stilistė susitiko prekybos centro Mada Audinių galerijoje. Paradui vadovauti ėmėsi projekto stilistė Austėja Blanskytė. 6 metus ji yra ir žurnalo Žmonės meno redaktorė. Viena iš įdomių detalių yra ta, kad jie turės 2 kepurės, kurios bus kartu sujungtos. Ir dabar visi žiūrėsim, lauksim, kaip jiems pavyks pašokti šokį su tom 2 sujungtom vyšnių galvom. Apėjusios visas galerijos parduotuves galiausiai moterys nutarė. Vyšnaitės sijonui labiausiai tiks natūralus šilkas. Jam bus sunaudoti 4 metrai prabangaus audinio. Kad sijonas gražiai kristų ir būtų labai gražus, iš tikrųjų reikia jį siūti iš šilko, iš aukštos kokybės šilko. Taip, man tikro šilko senukas įtiks. Tokia nepigi vyšnaitė. Ne, nepigi vyšnaitė, aš visada buvau brangioji. Tai bus iš tikrųjų brangiausia kostiumo dalis ir aš manau, kad šiai dienai bus pats brangiausias kostiumas. Modeliavimo ir siuvimo darbai projekte vyksta žaibišku greičiu, tad kelios dienos ir Jurga su Andriumi jau galėjo repetuoti su naujais kostiumais.